Rodo per minutę. Ar kaip rodo? Ne, rodo kiek kartų per minutę įkvėpį. Galaxy Watch 7? Galaxy Watch 7? Galaxy Watch Ultra. Atrodo, kad ruošiesi jau į Everestą kopti su tokiu. Aš manau, kad aš galėčiau su jais kopti Everestą. Jisai nuo -20 iki +50 temperatūrą laiko. Jisai gali panirti 100 metrų gylį. Atrodai kaip toks iškart sportsmenas, žinai, ultramaratonininkas. Sportsman. Taip. Jisai labai skatina sportuoti. Beveik kai kalbėjo mane atsistot nuo kėdės. Man pirmiausia, jisai yra gražus. Modernesnis, gražesnis. Aš jau nekalbu apie ultros vaizdą. Labai šviesus. Ir šviesos duoda labai daug palyginus. Man atrodo, kad tas plokštumas šito laikrodžio sukuria tokį šiek tiek solidumo įvaizdį. Visi laikrodžiai gavo naujų sporto funkcijų. Su Samsung Health programėlė susijus, gali daryti daug dalykų. Miego funkcija ir tokia nauja funkcija, štai. Taip, jisai rodo energingumo rodiklį. Jis rodo, kaip aš kvėpavau naktį. Įsijungiu laikrodžio kamerą ir galiu, matai, Valdyti telefoną. Taip, aš jaučiuosi kaip koks šnipas. Šis valdymas pirštais, šitas gestas legendinis, jis veikia daugybėje programėlių, kai jį aktyvuoji. Išdėstymas sveikatos programėlėje telefone visų funkcijų pasidarė šiek tiek patogesnis. Padirbėkite su savo kūnu, rašo. Už tą streso jokio. O, Jokio tikrai streso. nulis. Dar viena funkcija ultra turi, aš jos nebandžiau, nes manau sugaila, o dabar mes ausis paaukosime. Ne, Ši funkcija tuo atveju, jeigu tu nukritai, netekai amo, bet pirštus dar valdai ir nori prisikviesti draugą, kuris dar vis kopia į tą kalną, nuo kurio tu ką tik nuriedėjai. Sportininko iš manęs jis vis dar nepadarė, bet jau taip priartėjo, kad arčiau būti negali. Fantastiški laikrodžiai.